Tai sveiki mano mėly draugai, su jumis aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums papasakosiu, kaip žaisti Minecraft su draugais, naudojant T-Launcher Minecraft serverio klientą. Tai nieko nelaukiam ir keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai greit parodysiu, kaip įsirašyti Minecraft T-Launcher klientą. Tai keliaujame į savo naršyklę, aš naudoju Google Chrome, rašome Download T-Launcher. Štai čia yra pagrindinis puslapis, keliaujame į jį, spaudžiame Download TL, pasirenkame kompiuterio operacinę sistemą, mano atveju Windows, ir štai jau matysime, kad atsiuntė. Jeigu jūs naudojate kitą naršyklę ir jums taip neiššoka, tuomet keliaukime į failų naršyklę ir spauskime atsisiųsti failą. Ir štai matysite savo kompiuteryje esančią T-Launcher įrašymo programėlę. Štai atsidarys toks langas, spauskime tęsti, sutikime su licenzijos sutarties sąlygomis, tuomet atšaukime šitą mygtuką, nes mes nenorime įdiegti Operos GX ir spauskime tęsti. Na ir viskas, iš esmės viskas įrašyta, dabar tiesiog reikia paspausti dar kartą tęsti, tegul visi va šitie kvadračiukai būna palikti ir pažymėti. Ir spaudžiame užbaigti. Jeigu išlystų štai toks langas, reiškia, kad T-Launcher programėlė turi kažkokį atnaujinimą, tai labai rekomenduoju paspausti Update ir atsinaujinti ją iki naujausios versijos. Ir štai mes turime pagrindinį Minecraft T-Launcher programėlės langą, o dabar keliaujame ir pirmiausiai susitvarkykime su serveriu. Gerai, tai norint žaisti su draugais, mums reikia Minecraft serverio. Keliaujame į naršyklę, vėl naudoju Google Chrome, rašome redfoxcloud.com, spaudžiame prisijungti ir prisijungiame prie savo paskyros. Jeigu nežinote, kaip susikurti savo paskyrą ar nusipirkti Minecraft paslaugą, jau padariau pamoką apie tai, šita pamoka bus palikta šio vaizdo įrašo aprašyme, tai labai rekomenduoju pasižiūrėti. O dabar spaudžiame prisijungti ir štai jau mūsų paslauga, keliaujame į ją. Spaudžiame nustatymai ir čia mums reikia surasti eilutę, kuri prasideda online mode. Kaip matote, dabar online mode yra padarytas į true arba true. Mums reikia padaryti į false arba false. Spaudžiame išsaugoti ir įjungiame serverį. Jeigu viską atlikome teisingai, nuėjus į skiltį konsolė, mums apačioje rašys Timings Reset, o viršuje bus Server is running in offline and secure mode. Šitas mums duoda ženklą, kad jau galime žaisti per Minecraft T-Launcherį. Tiesiog keliaujame pagrindinį, nusikopijuojam IP adresą, tą galime padaryti su mygtukų kombinacija Ctrl ir C, ir keliaujame į Minecraft žaidimą. Na ir štai mes jau esame savo žaidime, tai spaudžiame Multiplayer, Add Server. Čia susigalvokime savo serverio pavadinimą, aš susivadinsiu Lapino urvas, o į server adres mes su Ctrl ir V mygtukų kombinacija įklijuojame serverio IP adresą, spaudžiame Done ir spaudžiame rodiklytę, kad prisijungti į serverį. Tai štai taip paprasta yra prisijungti prie Minecraft serverio ir žaisti jį kartu su draugais naudojant T-Launcher Minecraft klientą. Jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, parašykite komentarą, kokios pamokos norėtumėte, bei prenumeruokite RedFoxCloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, per kokį TikToką ar dar kažkur, tai būtinai followinkite RedFoxCloud, paspauskite širdelę. Nu, su jumis buvo aš Raudonasis Lapinas ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!